Nu, gerbiamas Surski, ar eisite sausio pirmosiomis minutėmis eiti pasižiūrėti, kaip Algirdas Butkevičius premjeras iš bankomato trauks pirmąjį eurą? Ką tu sakai? Ramiai. Ką sakai? Ką pakartok? Pakartok. Ar eisit žiūrėti, kaip pirmosiomis minutėmis premjeras eis traukti pirmąjį eurą? O negirdėjau. Nu. Gerai, girdėjau. Eilės prie bankomatų didelės yra. Nėra man prasmės ten stumdytis eiliai prie bankomatų su Butkevičium. Nu, bet žinokit, ten bus specialus šou. Pakartok. Palaukit ramiai. Atvažiuos vadovybės apsaugos departamento žmonės. Žinot tokį? Negirdėjau. Mano draugai. Ir pravaikys visus studenčiokus. Išvalys premjerui kelią. A premjeras, kai koks futbolo teisėjas prieis prie bankomato, išsitrauks vizą premjer kortelę ir nusikešins 100 eurų, stebint Estijos premjerui ir Latvijos užsienio reikalų ministrui. Jūs suvokėt, maža galvytė jūs, pelė, durnė. Mano nėra maža galva, jinai gal tik atrodo iš perspektyvos. Ūsai tik dideli ir akiniai. Ūsai dideli akiniai, padorūs akiniai. A, supratat? Pakartok. Supratat? Toks šou. Supratau. Iš Latvijos atvažiuos pats Edgaras Rinkėvičius. Ai, vau, kaip fainai. Reiks gal man iš tikrųjų pasistumdyti eilėj prie bankomato su juo. Aš nemačiau dar ne vieno vyriausybės nario gėjaus. Seimo narių mačiau. Ir iš arti. Bet kad vyriausybės narys būtų, dar ne. Įsivaizduojat, koks tolerancijos triumfas. Susirenka 3 vyrai, atstovaujantis 3 Baltijos sesės, a vienas iš jų pagal nerašytą proporcinio atstovavimo protokolą yra gėjus. Man tai Mauserį labiausiai gaila nelito, žinokit. Nu, o ko? Vladimiro Romanovo man labiausiai gaila. Žmogus suorganizuodavo tokią šventę, Starai Novai God. Susirinkdavo kairysis vatnikų elitas Lietuvos. Atvažiuodavo grupės ten blistešė, svistešė, šipešė, koncertuodavo ten Belka, Strelka ir taip toliau. Kristina Brazauskė neįsisprausdavo į savo šventinį karsetą. O dabar kažkoks gėjus su Butkevičium prie bankomato stumdosi. Nu, kad šventinių koncertų dabar pilna ir be jūsų išvardintų grupių. Koncertų tai daug, bet ar žmogui jie skirti? A? Ne, jie skirti rodams ir kiaunėms. Ar eis koks nors, pavyzdžiui, Bradauskas į Antės zombius? Vo. S Novim godom. Pakartok, kad tu sakai, kad aš negirdėjau, kad tu sakai.